Aš labai atsiprašau už nesklandumus, bet ką tik atėjo mano pusseserė ir tikiuosi nebus jokių vaikiškų triukšmų. Nes aš kaip visada susiruošiu filmuoti vlogą tada, kai kažkas pas mane namuose vyksta. Nu, čia pas manęs taip jau yra. Sveiki visi! Aš kaip jūsų pasiilgu, ateikit čia apkabinsiu. Šiandien grįžtu su labai įdomiu video vlogu. Norėčiau per šį video pasidalinti savo nuomonę su jumis apie Air Opticolors lęšius. Iš tikrųjų, aš dar viską plačiau apie juos paaiškinsiu, bet sugalvojau padaryti tokį video, kad pradžia bus apie tos lęšius, mano apžvalga, nuomonė ir bla bla bla, o kita dalis bus būtent rudom akim makiažas. Jisai labai puikiai tinka kiekvienai dienai ir jeigu jūs domina šis video, pasilikite kartu ir mes pradedam. Taigi, pradėkime nuo lęšių. Lęšius, kuriuos gavau, yra Air Opticolors iš firmos Fresh Look. Su manim susisiekė per Facebooką šio puslapio geri lęšiai darbuotojas turbūt, nes jisai neprisistatė, tai tikriausiai, kad darbuotojas arba savininkas gal ir netgi. Geri lęšiai.lt. Šitame puslapyje yra visokių įvairiausių lęšių, nuo paryškinant spalvą akių iki pakeičiant spalvą akies lęšių. Yra ir lęšių vandenuko, yra visko. Iš tikrųjų, aš pati, kol įsirinku, buvo sunku, nes aš norėjau kitokios spalvos akių. Bet siūlė man ir paryškinti mano akis mėlynas, kad jos dar labiau žibėtų, blizgėtų, bet aš norėjau pasirinkti daugiau kažką įdomesnio, ko galbūt nesu netgi bandžius, nes mano akis ir taip dažnai blizga ir taip aš turiu gražias mėlynas akis, kodėlgi nepabandžius kažko kito, ne? Tai va, užsisakiau iš Air Opticolors, kaip ir minėjau, dėžutė atrodo šitaip. Aš asmeniškai dar nesu turėjus jokių lęšių, nei spalvotų, nei paryškinančių akis, jokių nesu turėjus ir man buvo išties labai sunku juos įsidėti. Ypač tada, kai turėjau tokius šiek tiek ilgesnius nagus, buvo tiesiog pragaras. Aš netgi mamos prašiau, pamenu, kad jinai man išimtų ir dėtų lęšius. Va tom panelėm, kurios turi tikrai ilgesnius šiek tiek nagus, nepatarčiau pirkti ir nepatarčiau, nebent jūs esat profes, nebent aš tokia nemokša ir aš nemoku jų įsidėti. Tai va, apie lęšius dabar, apie jų kokybę, apie kainą ir panašiai. Iš tikrųjų, žinokit, mano pirmas įspūdis buvo toks, kad buvo labai keista. Aš, kai įsidėjau tos lęšius, kai ten markščiaus, aš galvoju, kas čia dabar. Aš nežinojau, koks jausmas. Ir vis tiek, kai pirmą kartą bandai produktą, nežinai, nei kas atsitiks, nei kas bus, aš marčiau, kol įėjo jisai ten į savo vietą. Ir po to, po kažkiek laiko man vis dar taip neperštėjo, bet atrodė lyg, žinot, kaip būna lyg blakstiena įlenda į akį. Ir toks vat jausmas buvo visą laiką. Ir aš maršiaus, dar tą dieną išėjau, man atrodo, lauką kažkur, nes norėjau pasirodyti su naujais lęšiais. Žinokit, nepraėjo. Ir va tą visą vakarą atrodo, lyg būtų kažkas mano kiek. Bet žinokit, va tą vakarą įsiėmiau, galvoju, duosiu antrą šansą, ne? Kitą dieną vėl įsidėjau ir viskas buvo gerai. Ne jokio ten tokio perštėjimo ar atrodymo, lyg būtų kažkas akyse, visiškai viskas dingo. Ir aš pagalvojau, kad galbūt reikėjo akiai priprasti prie kito svetimkūnio. Bet žinokit, nesu, kad visiškai labai patenkinta šiais lęšiais. Minusas yra toks, kad aš, pavyzdžiui, nematau į tolius. Aš nežinau, ar čia mano akis blogos, ar čia lęšiai blogi, bet aš tiesiog nematau į tolius su jais. O šiaip, žinokit, esu kaip ir patenkinta tiek, kad vienas minusas yra žiūrėjimas į tolį. Šių lęšių kaina yra 11 eurų 1 centas. Siunčia į visus Lietuvos miestus, kiek žinau, tik nesiunčia į užsienį, nes man neatsiuntė, man reikėjo Lietuvoje pasiimti, kas man nebuvo jokia problema, nes aš skridau vis tiek į Lietuvą ir tuo pačiu prigrėbiau. Tai va, tiek apie lęšius, norite pasižiūrėkite, norite ne, ir turi savo pliusų ir turi savo minusų, man patinka, aš manau nešiosiu, bet ne kiekvieną dieną tikrai, bet į puslapį verta užsukti ir galbūt kažką išsirinkti. Na, o dabar nebeplepėkime tiek ilgai, nes šis video išsiplės vėl ilgas. Rodau jums savo mėgstamiausią, labai paprastą luką rudom akim. Iš tikrųjų, manau, jisai tiktų ir mėlynom akim, bet man asmeniškai prie rudų akių dar gražiau atrodo. Taip kad šokam į video.
Na ir pradėkime mūsų paprastą ir labai simple looką. Šitam makiažo lookui tikrai nereikės jums daug produktų. Na ir pradėkime nuo I Love Stage iš Essence eyeshadow base. Tiesiog dabar padenkime šešėlių bazę mūsų akių vokus, kad tiesiog šešėliai išsilaikytų mums visą dieną ir kad spalvos būtų daugiau intensyvesnės. Na, o dabar padengiu savo akies vokus su šviesiu matiniu šešėliu, tiesiog, kad gautumėm tokį kaip pagrindą mūsų makiažą. Na, o dabar su šiek tiek tokiu šviesesniu ir blizgančiu šešėlio atspalviu dengiu priekinę voko dalį. Na ir kaip mano čia patarimas būtų, pašlapinkite šepetėlį ir vėl įmerkite į šešėlius. Pamatysite, bus spalva daug intensyvesnė ir daug labiau blizgės. Pabandykite šitą patarimą, tikrai veikia. Na, o dabar su tokia šviesia ruda ir tokiu mažu šepetėliu dengiu mūsų akies raukšlę ir tada tiesiog su kitu šepetėliu labai lengvai išsklaidau. Svarbu yra duoti šiek tiek laiko, kad spalva gerai išsiblendintų, pasiskirstytų, kad atrodytų spalva švelniau ir gražiau. Na, o dabar su tuo pačiu šešėliu blizgančiu tiesiog paryškinam dar labiau akies voką, kad dar daugiau žibėtų ir blizgėtų. O dabar tiesiog su paprastu juodu pieštuku brėžiu eyelinerį. Nesistenginkite labai tvarkingo, tiesiog, kad būtų toks šioks toks sparnelis, nes vis tiek po to mes dar viską išsklaidysim. Na ir dabar, kaip ir minėjau, viską išsklaidykime tiesiog su paprastu šepetėliu. Tiesiog išsklaidykime iki tol, kol nebesimatys tokių stačių ir, kaip galima sakyti, tokių griežtų linijų. Na ir beliko tušuoti mūsų akis, aš dar užsidėjau per šį video netikras blakstienas, tiesiog, kad jums parodyti, kaip šis makiažas didina optiškai mūsų akis. Pažvelkime į kairę ir į dešinę. Aišku, nebūtina čia netikras blakstienas, aš tiesiog per video naudojau. Na, štai ir viskas, mūsų paprastas, simple akių makiažas. Kaip matote, tikrai šis makiažas mūsų akis padidina optiškai. Aišku, dar ir netikros blakstienos dasideda, bet žinokite, ir su tikrom blakstienoms tikrai atrodo akis daug didesnės ir daug žvalesnės. Ačiū už jūsų dėmesį ir dėkoju, kad žiūrėjote.